Liam, koks pratyvnas oras, lyja, kaip einu su skėčiu ir einu iki Pardos, nes reikia nusipirkti maisto. Tik įdomu, ar jūs dabar mane girdite, nes lyja, vėjas pučia. Ir turi Edgaras atvaryti pas mane dabar. Bet kažkaip tai dar nepasivė, nes sportavo. Sakau, einam į Pardą. Sako, tuoj. Ir laukiu, ne. Nu ir aš išėjau ir jis per langą sako, mama, tuoj atbėgu. Pasakiau, kurią Pardą einu ir turi atvaryti. Pasitiks mane, bet nežinau, ar jisai atvarys, nes stengiuosi greičiau eiti, kad lietus nesulytų. Galvoju, skėti tai be reikalo pasiėmiau, nes to vėjas jį nuneš. Geroji tikrai. Nu va, Edgaras jau pasitiko mane, neša maišus. Plaukai lenda į burną, per lietų einamo. O Edgaras zyza man, kad eitume į parką dabar. Sakau, tu ką juokauji, per tokį lietų greičiau namo norisi. Nesako, einam į parką pasivaikščiot, labai gražu, kaip prilyja. Pasakyk geriau žmonėm, kada darysim video kartu, kaip planavom. Va, į parką galėsim paeiti, jeigu ne, tai prarasime daug susitikimų. Eik tu savo, neįsim į parką filmuoti. Ne. Ne. Bėgam namo. Nueinam namo, užsidėti kitokius filterį, nors ir eina. Gavau siuntinuką iš Beadhaul, gavau 2 aukštakulnių 2 poras ir dar viena, kur turiu nufilmuoti iš Sofil papuošalai. Žodžiu, štai tiek dėžučių, ką turiu dar jums nufilmuoti šiandien, bet vietoj to, kad eičiau filmuoti, aš noriu eiti gulti ir miegoti. Dabar yra rytas, ne jau tiksliau ne rytas, jau yra 12:30, OMG. Nežinau, ką daryti. Tai va, toks tingulys užėjo ir tingiu, nieko, nežinau. Kaip tik dabar Tomas prie kompo ir gavau, nu to jau eisiu jį užmigdyti pietų ir pateisiu nufilmuoti. Bet reikia į tada pasidažyti, pasitvarkyti, persirinkti. Nežinau. Ar šiandien pavyks man, bet jau reiktų, nes jau šiandien ketvirtadienis ir to penktadienis, paskutinta diena, po to 2 dienas dirbti. Žodžiu, nežinau. Kaip išmušti tingulių, kaip jūs paimat ir kovojat su tinguliu. Ypač, kai man dabar taip norisi eiti miegot. Na ką, taip ir nepamegojau, bet gulėjau, YouTube žiūrėjau ir dabar jau yra be 5:03, reikia eiti Luką paimti iš mokyklos. Tai va, su Tomu einam paimti ir kai jau grįšiu, jau be jokių atsikalbinėjimų, eisiu tikrai filmuoti tuos filmukus, kur turiu, ir dar jums iš šitą vlogą parodysiu tą dėžutę, kur gavau iš Beadhaul. Dabar einu, radau ant žemės, žiūriu, katinas numetė. Laišką reikia pristatyti iki pirmadienio į mokyklą Luko, nes kad Tomas nuo rugsėjo mėnesio irgi jau eis tipo į mokyklėlę. Nes čia mokykla toks nedarželis, bet tokia darželinė grupė, kaip tokia paruošiamoji. Ir eis jau nuo rugsėjo į tą mokyklėlę, į tą darželį, kaip ir Lukas eidavo anksčiau. Ir reikia pristatyti dokumentus. Dabar jau gavom laišką, kad tada tai pasirašėm, kad viskas ore, ten laiką išrinkom kadais, nes gauna kiek ten tų valandų dabar, nežinau, nemokamų. Ir gaunasi, kad jisai eis jau visada taip trečiadieniais po pietų ir ketvirtadienį, penktadienį pilnas valandas. Tai va, atrodo 15 valandų kažkaip tai būdavo, kad nemokamų gauna jie tuose darželiuose ir reikia vesti nuo 3 metų. O kaip tik Tomui Liepos 3 jau sueina 3 metukai ir va, keliausi mokyklėlę. Nuo rugsėjo kaip tik grįšim iš Lietuvos ir keliaus. Ajo, aš gal nesakiau, vat visą rugpjūtį būsim Lietuvoj, nes nusipirkom bilietus, išskrendam rugpjūčio 4 ir taip manau, kad visą rugpjūtį būsim Lietuvoj, o po to va grįšime. Čia aš visi į mokyklas. Reikia ir man kur nors užsirašyti kokią mokyklą, ką čia vaikai eis, o ką aš. Atsisėdau ant šlapios kėdės. O ne, reikia sukeisti. Ir dabar Luką eisiu pasiimt. Gal šita bus sausesnė, ne? Nu va, pagaliau jums nufilmavau Sofil papuošaliukus.
nežinau, gal mėnesį laiko juos turėjau ir niekaip neprisiruošiau nufilmuoti, baisu. Sakau, jo tikrai jau daugiau niekada jie su manim nebendradarbiaus ir nesiūs. Na ir dar kol filmavau, man beldė į duris, atvežė Faberlic užsakymą. Ir taip aš jo laukiau, taip laukiau. Ir beldė į duris ir Tomas nepakvietė, nes aš tik jame filmavau ir nesigirdėjo per duris. Ir išvažiavo, gavau lapuką, kad jūsų nesutikom namuose, atvešim kitą darbo dieną. Tai dabar gaunasi tik tai pirmadienį atveš. O taip norėjau pažiūrėti, ką gavau, išmėginti viską. Ir jeigu jūs norit užsirašyti Faberlicą ir gauti su nuolaida prekes, tai galite užsirašyti, linką palieku apačioje. Ir per 3 pirmus, jeigu padarysit užsakymą, per 3 pirmus katalogus, kai užsiregistruojate, ant nugarėlės katalogė parodyta, kokią dar gausite plus dovanėlę. Ir labai geros dovanos, tai jeigu užsiregistruojate ir padarykit užsakymą, super duper. Jeigu kils klausimų kažkokių, kažko nemokėsite padaryti ar užsakymo, ar kas nors bus neaišku, tai rašykite man asmeniškai. Žinot, Facebooką viską palieku taip pat infoboxe pačioje, į Facebooką Evelina Kvetkauskienė, Instagram irgi Evelina Kvetkauskienė, arba emailas Evelina Kvetkauskienė gmail.com ir žodžiu bendraukim, rašykit, to jau pradėjau kurti grupę, to sukursiu grupę, kur būtent kas užsirašiusios po manimi Faberlicui gaus atskirus filmukus, kaip ką daryti, kaip ką, tenai daugiau dalinsios informacijos. Tai jeigu norite užsimti su Faberlicu, pirkti savo su nuolaidėlėm, dabar labai ten daug įvairių prekių, tai linkas apačioje. Ir lauksiu jūsų komentarų, žinučių ir bendrausim. Ką dar norėjau pasakyti, tokia nuliūdus esu, kad negavau užsakymą, labai laukiau. O dabar ką, nufilmau tą filmuką, suredaguosiu saufil, kad jum įkelčiau ir po to pasimatysim, pakalbėsim dar. Na va, ir dabar dar parodysiu, ką gavau iš Beadhole parduotuvės, iš tos subscribe dėžutė, kur yra, ir kokius karoliukus gavau, tik su viena ranka rodysiu, su kita ranka kamerą laikau, tai nežinau, kaip čia man pavyks. Taip. Ir štai įvairių, kad gaminti jau kažką tais, tų visų reikalingų dalykėlių. Tai štai vinukai su kilputėm, vinukais kaip vinukais tais. Po to tokios undinėlės, jėtus kaip blogai čia matosi, žiūriu, dar undinėlių, žiedelių, grandinėlių, auskaram gaminti štai gavau. Po to didesnių žiedelių, labai gražias žuvytes. Štai pažiūrėkit, kokios gražios žuvytės, tai galima ir auskariukus pasidaryti ir dar pakabutį. Vieną ant čokeriuko užkabinsiu. Po to tokių žuvyčių, va čia dabar viskas tokia jūros tematika, okeano. Tokių, kaip čia jie. Pamiršau tą žodį. Žodžiu, tokių dar karoliukų, kaip deimantukai. Ne deimantukai, kas čia? Perlai, va, perliukų gavau. Tokie labai gražus. Ir štai tokių amazonito akmenukų. Karoliukų. Amazonito, tai štai apyrankę kokią pasidarysiu. Ir čia nais yra va pati kortelė ir parodo, kas būna įdėta. Tai va, grandinėlės, tie vinukai visokie. Štai perlai, žuvytės, kriauklytės, o kriauklyčių neparodžiau, štai tokios, oi, nesufokusuoja, tokios rūžavos kriauklytės ir tos žuvytės. Tai va, viską gavau, linką galiu Beadhole palikti apačioje, šita dėžutė kainuoja 12,50 ir Anglijoj dar siuntimas kainuoja 2,5, man atrodo, tai 15 svarų atskaičiuoja kas 2 mėnesius, nes jinai atkeliauja kas 2 mėnesius. Ir turėjau dar vieną filmuką apie šią dėžutę, tai gal irgi, jeigu nepamiršiu, paliksiu apačioje linką, galėsit pažiūrėti, kažkuriame vloge jau rodžiau. Nu jo, nekas, ką tik dingo internetas visuose kompuose.
visame name ta prasme. Ir dabar norėjau įkelti tą filmuką, tai nežinau, jeigu šiandien atsiras, aš taip noriu įkelti. Jeigu ne, tai nežinau, kada įkelsiu ką, nes nežinau, kas atsitiko. Ar vėl tik tai pas juos ten, pas interneto tuos tiekėjus kažkas atsitiko, ar jau čia nais kas nors nusprogo. Tai lauksim, kaip čia bus. Andrius ateis vėlai, po 11, tai dabar nepataisys. O aš norėjau įkelti tą filmuką ir dar kitą nufilmavau, dar suredaguot, bet gerai, kad redaguot bent leidžia. Nors iš kitos pusės, interneto nėra, tai gerai, dabar daugiau darbų padarysiu. Nesėdėsi prie kompo, gal reikia eiti, kaip tik suversiu kelias apyrankės, kur rodžiau iš tų karoliukų. Ir kokius laiškus atrašysiu, nes kai taip tai sėdi prie kompo ir nieko nepadarai. Tai va, žodžiu, tokios naujienos, sėdžiu be interneto, neįdomu. Ir žiūrėsiu, kaip bus, labai noriu, kad atsirastų greičiau. Vaikai nerimauja, dūksta irgi. Nėra kas veikti. Eitume į kiemą, pasivaikščiot, kur nors į parką, Edgaras taip norėjau. Bet lyja. Jo, kažkokia šiandien, nekokia diena. Ką, gal aš šitą filmuką jau ir užbaigsiu, šitą video vlogą, kad per ilgai neužsitęstų. Ir paskui pradėsiu jau kitą. Ir pabendrausim, susimatysim kitam, jeigu žiūrėsite. Na ką, lauksiu jūsų komentarų, žinučių, laiškučių ir susimatysim jau greitai kitose filmukuose. Iki.